Kaip prižiūrėti ir apsaugoti vaikų dantis? Sveiko vaiko burnoje iš viso yra 20 pieninių dantukų, kurie išdygsta iki 3–4,5 metų. Pirmieji nuolatiniai dantys pradeda dygti vidutiniškai sulaukus 6 metų, tačiau kai kuriems vaikams pasirodo sulaukus vos 5 metų. Tad tėvai dažniausiai mano, kad tai pieniniai dantys ir jiems pakankamai dėmesio neskiria. Tokį apleistą dantuką kartais tenka ir išrauti. Kaip prižiūrėti ir apsaugoti vaiko dantukus? Vaikų dantų prevencija sudaryta iš 4 dalių. Tai yra mitybos, fluoro vartojimo, dantų padengimo silantais ir burnos higienos. Išdygusius nuolatinius dantis patartina padengti silantais. Vaikų krūminių dantų padengimo silantais programoje numatytas paslaugas nemokamai teikia sveikatos priežiūros įstaigos sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Tai yra nesudėtinga procedūra. Danties gręžti nereikia, tai reikia jį nuvalyti ir padengti silantu. Silantai apsaugo dantis nuo karieso, nes yra padengiamos danties vagelės, kuriuose daugiausiai kaupiasi maistas.